ten man labai patinka, gražiai plaukus, būdamos daug žiltas. Gerai, aš būčiau įdėjus kapulinką šito skopinį tokį išvelgti, gali biški šaltesnės. Man tai tokia, kad va čia galim žiūrėti tą tokį čia gale. Tiesiog įmesti kelias ar ten tokių švelnių biškuliuką baltų, tokių apjungtusių galuose, kad daugiau išpūsti, kad daugiau galuose to baltumo. Nes tos ruogos bus baltos, čia prašau, bet jau tonaliai. Visas tie įmanomi tokie. Jie šiotų, čia ypatingai būna su blondiniam reikalas, taip patraukiu plauką per visą, ar taip ištempi plauką, prašau, klientė dabar ką jinai nori. Ar jinai nori truputėlį, tik jinai, sakykime, nori būti, dabar jinai yra kokiam juos, taip vienu žingsniu sudėlioti, pakeisti, ar tu negali. Galbūt yra keli tonai, kur tu gali va taip vienu žingsniu, niuansai, kad tu gali. Ketvirtas, jie sunkiau išsiplauna iš plaukų, nes gali apdirbti ir įdėti irgi būtinai biežą. To vienodinti, vadinasi, čia jūs ilgi darot. Jie turi va to irgi to biežo. Šis spalva dėl to 6%. Ne. Jeigu būtų ne violetas, ne raudu, kad tie visi kosmetiniai pigmentai, kurie yra plaukų, yra mainų tarp pigmentų. Pasižiūrėkit, va tokie niuansiukai. Va. Ne, aš nebenoriu daryti, tiesiog noriu daryti pailsėtis. Kad ilgi ten užrepigmentuojantis, kad būtų švelnūs dažai, pas mus tie du aktyvatoriai. Svarbu, kad jis yra lengvesnio panašo, kad jeigu būna, kad tamsinimai būna be šitos baltos šaknimis, nepakeičia kažkiek. Ai, va, ir gerai, nu tai tik pavalgys, išgerti. Ir labai dažnai pagalvota šaknį. Ne, čia. Čia va, o jums ten. Taip, pati maža?